Unboxing LT ir siuntinys jau nebe iš AliExpress, o iš Gearbest. Šitą siuntinį užsisakinėjau būtent greitai, kad jį man pristatytų, tai yra iš Europos sandėlių. Ir siuntinys atėjo pakankamai greitai. Kaina ir laikė, kiek šitas siuntinys man keliavo, pamatysite paskui. Čia yra IP kamera. Na, aš žinau, kadangi buvo sekimo kodas ir aš sekiau. Dėl tai atidarysim ir žiūrėsim, ką mes šitokio nusipirkom. Kas čia pas mus atkeliavo. Taip, iš principo per Europos sandėlius pirkau dėl to, kad nereikėtų mokėti ir muito, kadangi kamera pakankamai brangi. Ir išeina tai, kad jau reikėtų sumokėti ir ne muito mokesčius, bet PVM ir taip toliau. Tai yra jau išbrangti tiesiog. Tai man čia truputį pigiau išėjo. Na štai supakuota jinai. Čia yra 3cam, va tokia dydžio kamerytė. Matom, bus ir aplikacijos. Instrukcija kaip naudotis. Viskas anglų kalba, labai viskas, pasakyčiau, puiku. Va čia atidaryti, va čia atsidaro. Puikus, manau, pirkinys. Čia taip pat pas mus visa instrukcija. Man visai pakankamai reikalingas, kadangi aš noriu pasižiūrėti, aš dar kamerą pakelsiu truputėlį į viršų. Noriu tiesiog, dažnai išvažiuoju ir noriu matyti, kas pas mane namuose dedasi, kai manęs nėra. Na ką, pati kamera. Manau, labai puikiai viskas supakuota. Labai viskas, manau, puikus įrenginukas kameros. Taip, kamera. Ką dar turime? Maitinimo blokas, laidai maitinimo, ir tvirtinimo dar kažkokie varžteliai, jeigu kamerą mes norėsim pritvirtinti, kur mes ją pritvirtinti norėsim. Prie sienos, o dar kažkur, tai įsiaiškinsim vėliau. Vertinti kol kas negaliu, tai tiesiog mes pabandysime šitą visą kamerą pajungti, pažiūrėti, kaip jinai veikia ir tada jau ir įvertinsim, ar šitą kamerą verta pirkti ar neverta. Na va, šitą kamerą išbandžiau, jinai tikrai pas mus yra namuose naudojama ir tikrai pasakysiu, kad jinai yra puiki. Aš dabar va čia ją įjungiau ir iš karto parodysime. Viskas, čia nėra karojų, tai tokia kamerytė, jūs ją pasistatot, jūs matot, mano delnas ir kokio nedydžio. Nėra labai didelė. Atsisiunčiam programą. Tuoj palaukit. Aš tuoj parodysiu, su kokia mes šią programą galim, pašviesinsiu, kad geriau matytųsi. Atsisiunčiam tokią, turbūt apšvietimą reiks išjungti. Gerai, išjunkim apšvietimą, dabar matytis viskas tvarkoja. O šitokia programa yra 3cam, pasileidžiam, ir iš karto galim prisijungti prie šitos kameros, kuri dabar pas mane pastatyta ir iš karto galit kažkiek tai manęs pamatyti. Čia yra, kaip matot, aš kaip pasakyti, rodau save planšetėje per šitą kamerą. Šitą kamerą, jinai jau žyps ir filmuoja, kas filmuoja, ir rodau save šitoje planšetėje. Čia galima visokius nustatymus šitos kameros pasižiūrėti, kas, kur, kaip, tai yra, galima įrašus kažkokius tai daryti. Iš tikrųjų taip pasakysiu, kad aš nenoriu čia jums rodyti tų visų techninių charakteristikų, kaip kas veikia, kaip kas ką daro. Nes iš tikrųjų, jeigu jūs nusipirksite tokią kamerą, tai jūs patys pasileisite ir patys naudosit su planšete. Tai yra, jungtis, jisai labai paprastai jungiasi prie Wi-Fi routerio jūsų namų, išeina į internetą, iš bet kurios pasaulio dalies galite prisijungti su savo įrenginiais, atsisiunčiate į Androidą programėlę, instaliuojat, viską pasileidžiat ir viskas kuo puikiausiai veikia ir galite stebėti, kas namuose vyksta, kai jūsų namuose nėra. Taip pat čia galima klausytis ir garso ir galima netgi pačiam kalbėti, tai yra jūs namiškiam, kuris kažką netaip daro, galite paspausti planšetę ir jam pasakyti, ką ten tu darai. Aš galite dar kažkas tai tokio.
Tai yra, kamerą mes naudojam, mūsų šeima naudoja kartais, tai yra galiai pasižiūrėti, kas pas mus vyksta. Turim katę, tai įdomu pasižiūrėti, ką jinai veikia, kai mes darbe būnam. Taip, kad realiai, aš suprantat, nelabai galėčiau vertinti, ar šita kamera gera ar negera, tai yra, jinai dirba 720p raiškoje ir man yra turbūt sudėtinga pasakyti, ar ją tikrai verta pirkti, va, jums apšvietimą, ar ją verta pirkti ar neverta, nes realiai aš nesu turėjęs kitų IP kamerų. Bet man jinai patinka, kad jinai prastai valdoma ir nėra jokių problemų, kokybės man pilnai užtenka, na, viskas iš tikrųjų yra su ją tvarkoj. Tai realiai aš duočiau 5 žvaigždutes iš 5 ir šitą kamerą rekomenduočiau pirkti, bet tai yra tikrai mano nuomonė, ne kažkieno kito žmogaus, ar kaip sakoma, aš negaliu įvertinti jos pilnai, nes neturiu su kuo palyginti. Taip, kad iš mano bokšto žiūrint, tai yra 5 žvaigždės iš 5 ir šitą kamerą aš pirkti jums rekomenduoju savame, aišku, jeigu jinai jums yra reikalinga.